11 dieną vyko Kėdainių Šviesiosios gimnazijos tinklinio pirmenybių finalinės varžybos, kurių metu susikovė net 2 stipriausios komandos. Joms palinkėjome didelės sėkmės ir puikių rezultatų. Sveikas, ką tavo nuomonė reiškia geras tinklinio žaidėjas? Tai geras tinklinio žaidėjas turi visų pirma sutarti su komanda, negali žaisti vienas, turi komandiškai susižaisti ir turi būti atletiškas, judrus, valint šuolį ir greitas. Yra labai daug populiarių sporto šakų, kodėl būtent tinklinis? Tai gal čia užkabino mane, kad atėjau į gimnaziją, pasiūlė treneris, kažkaip nuvažiavau pirmą treniruotę ir užkabino labai mane tas žaidimas, tai iki šiol sportuoju ir bėgu vis to. Labą dieną. Ar gimnazistai domisi tinkliniu? Manau, kad taip ir smarkiai. Manote, kas skatina gimnazistus užsimti tinkliniu, sportuoti? Nežinau, turbūt vyresniųjų pavyzdys, ar ne? Visi nori laimėti prieš stipriausius, prieš ketvirtokus, prieš trečiokus, prieš antrokus, net nori kai kas laimėti. Kaip manote, kokios reikalingos komandos savybės turėtų būti žaidžiant tinklinį? Oi, savybių labai daug, nuo šaltų nervų, gero fizinio pasiruošimo iki logikos. Dėkui labai už atsakymus. Jau ne vienus metus iš eilės pas mus mokykloje vyko makaronų tiltai. Taip pat minėjome kovo 11-osios šventę.